Nu kągi, praėjo savaitė, pažiūrėkime, matosi, kad atliekų sumažėjo beveik 3 gubai, nes kompostinė buvo pilna po paskutinio įpylimo. Matau, kad skraido truputį muselių, reiškia, yra per daug organikos ir reikia dėti daugiau popieriaus. Ir pažiūrėkim, kas liko. Aišku, jums gal nereik taip su rankom knistis. Aš pabandysiu dasiknisti iki apačios. Ir sliekai, matom, kad sliekai savo darbą dirba ir iš maisto atliekų likę jau pradedančios pūti masės. Ir kągi, šiandien, kaip sakiau, kad reikia truputį daugiau kartono, nes jau sliekai visai beveik paviršiuje. Ir jų gan nemažai dabar. Ir kadangi, sakiau, yra matosi muselyčių, nedaug dar, bet po truputį, tai reikėtų pridėti daugiau kartono. Ir mano paskutinės savaitės atliekų kibirėlis, aš jau iš karto suplėšiau kiaušinių dėklą ir iš pakuotės dar siuntinį, kur gavau kartono lapai, pasmulkinti, paplėšyti, kaip matote, agurkų lupenos, kavos tirščiai, kiaušiniai ir bulvių lupenos, servetėlės. Tik aišku, servetėlės beveik švarias, nesuteptas jokiom cheminiam medžiagom reikia dėti. Tai va, šiandien pridėjom beveik pilną kompostinę. Ir kągi, pažiūrėsim, kas dėsis po savaitės.